2001. Tai reiškia, kad mes perėjom praėjusių metų ribą, buvo 5000 ir šiais metais tikrai užsiregistravusi yra daug daugiau. Pažiūrėkite, koks solidarumas, kokia vienybė ir visą tai darome vardan tų, kurie šiandieną kenčia. Ir aš tikiuosi, kad mūsų tas solidarumas padės jiems įveikti tą likimo duotą ligą. Vilties bėgimo nugalėtoju tapo šiauliškis Marius Diliūnas. Jis 10 km trasą įveikė per 31 minutę. Greičiausia tarp moterų taip pat šiauliškė Rasa Drazdauskaitė. Jos rezultatas 35 minutės ir 30 sekundžių. Smagus bėgimas labai. Daug dalyvių. Čia reta tokiam Lietuvoje tokių varžybų. Profesionaliai sportuoju, labai gerai treniruotė ir kaip darai kaip gaunasi kaip treniruotė ir kaip šventė tuo metu. Vilties bėgime šiemet dalyvavo gausios mažylių gretos. Vos 2 mėnesių kūdikiai finišo liniją kirto mamų glėbyje, gyvenantis jau 10 mėnesių savo jėgomis. Norisi palaikyti iš tikrųjų tą labai gražią